Garbė Jėzui Kristui. 19 diena sekmadienis. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave Mariją, nuolanki aukščiausio tarnaitė, kuri pažino jaunos širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Tikiuosi, kad sekmadienį švenčiate, o tai reiškia, kad daugiau laiko turite pabūti su artimaisiais ir su Dievu. Pamastyti apie Dievą, pabūti Jo artumoje. Ir šiandien noriu Jūs pakviesti persikelti prie Sinajaus kalno. Atsidurti toje Išėjimo knygos vietoje, į kurią tauta atėjo, iškentėjusi faraono represijas, stebuklingai išvaduota iš Egipto nelaisvės, pervesta per Raudonąją jūrą, į tą momentą, kuris tautos istorijoje yra, arba bent jau turėjo būti, santykių su Dievu kulminacija. Štai, tauta susirinkusi Sinajaus kalno papėdėje. Mozė nusileidžia nuo kalno su 2 gyvenimo įstatymo plokštėmis, paties Dievo surašytomis iš abiejų pusių, kad Dievo tauta galėtų turėti tikrą gyvenimą, tikrą bendrystę su jų kūrėju. Mozė nusileidžia nuo kalno susitikti su jo laukiančia tauta, tačiau kulminacinis momentas tampa tragediniu sukrėtimu. Mozė pamato tautą, kuri dar taip neseniai buvo pasiryžusi klausyti Dievo, dabar garbina savo pačių padarytą auksinį veršį. Kai prisertino prie stovyklos ir pamatė veršį bei šokius, Mozė įniršo. Jis metė lenteles iš rankų ir sudaužė kalno papėdėje. Išėjimo knygos 32 skyrius 19 eilutė. Atsiverskite šią ištrauką. Jei turite galimybę, pasiieškokite internete šio tragiško įvykio iliustracijų ir pabandykite įsivaizduoti save Mozės vietoje. Šiandien kviečiu Jūs skirti šiek tiek daugiau laiko pabūti maldoje su šia vieta, su šiomis iliustracijomis. Patirkime tam tikrą prasme ignaciško dvasingumo momentą. Pabandykite patirti tą momentą, pajausti, įsivaizduoti. Kaip jautėsi Mozė? Juk tauta išdavė ne jį, bet juos mylinti ir gelbstinti Dievą. Dievą, kuris dovanoja ne tik įstatymą, bet Dievą, kuris dovanoja įstatymą, kad Dievo tauta pasirengtų tam, jog Dievas jiems padovanos patį save. Nieko neskubėkite. Dabar ramiai atsisėskite, užsimerkite, ramiai įkvėpkite pilnus plaučius gaivaus kalnų oro. Pajauskite tą ramybę ir tą džiaugsmą pripildžiusią Mozės širdį dėl susitikimo su Dievu ir dėl tos dovanos, kurios nešinas jis leidžiasi nuo kalno pas tautą, kuri laukia Dievo, gyvojo Dievo. Kokiais lūkesčiais yra pripildyta jo širdis? Apsižvalgykite aplinkui ir pasidžiaugkite tuo pasauliu, kurį Dievas sukūrė jums. Jums dovanoja, jums skiria jį valdyti. Koks grožis aplinkui. Visa tai yra skirta jums. Kad ne šiaip turėtumėte gyvenimą, bet kad turėtumėte jo apsčiai. Iš už kalnų pateka saulė, nušvižianti naują Dievo dovanotą dieną. Širdis pilna džiaugsmo ir vilčių. Tačiau, kas nutinka Mozės širdyje, kai jis pamato, jog tauta įpuolė į mirtiną nuodėmę? Suprantu, kad šiandien sekmadienį norėtųsi verčiau pabūti su tuo, kas yra šviesu ir gera.
bet skirkite laiko pabūti su šiuo įvykiu širdyje, su tuo širdyje kylančiu skausmu. Nes su nemažesniu skausmu Dievas kiekvieną kartą žvelgia į mus, kai vietoj meilės ir bendrystės mes pasirinkame nuodėmę. Būkite palaiminti. Ir po šios meditacijos pasidalinkite komentaruose savo patyrimais ir savo pasiryžimais su Dievu. Nes tas skausmas, kuris kyla žvelgiant į tautą, kuri yra neištikima Dievui, turėtų širdyje pagimdyti naują pasiryžimą labiau gyventi su juo. Naują pasiryžimą vėl būti jam ištikimais. Naują pasiryžimą mylėti Dievą visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis. O savo artimą taip, kaip mus myli Jėzus. Su Dievu.